Sveiki, mano vardas yra Elisa. Aš dirbau vienoje kompanijoje ir neseniai gavau paaukštinimą. Labai stengiausi, kad gaučiau tą paaukštinimą ir tą didelį kabinetą biure, tačiau šis darbas tiesiog išsiurbė mano sielą. Be to labai daug rūkiau, gėriau alkoholį bei valgiau greitą, nesveiką maistą. Tuo metu man buvo 27 metai ir jaučiau nedidelius simptomus, kurie buvo visą gyvenimą. Tai buvo virškinimo problemos ir mano sveikata pablogėjo. Simptomai tapo tokie ryškūs, jog toliau nebegalėjau apsimesti, jog nieko nevyksta. Nežinojau, kad netoleruoju glitimo ir kad yra maisto produktai, kuriuos mano kūnas tiesiog negali priimti. Nežinojau, kad rūkymas kenkia ne tik plaučiams, bet ir visam kūnui. Taigi sirgau vis labiau. Galiausiai mano sveikata taip pablogėjo, jog reikėjo eiti pas gydytojus. Ir taip įsėdau į vaistų traukinį. Man duodavo vieną medikamentą po kito tam, kad ištaisytų daugybę problemų. Ir nepastebimai susidarė ištisas ligų sąrašas. Išsėtinė sklerozė, autoimuninis artritas, Laimo liga, lėtinis nuovargis, fibromialgija, dirgliosios žarnos sindromas. Sąrašas vis ilgėjo ir ilgėjo. Galiausiai vienas gydytojas man pasakė: mes turime sunaikinti tai, kas gyvena tavyje. Tada man įvedė ilgalaikį intraveninį kateterį ir 3 metus kasdien per jį leisdavausi vaistus, po maždaug kas 3 valandas per dieną. Gydymo eigoje man teko išeiti iš darbo, nes nuo viso to vaistų kokteilio taip stipriai priaugau svorio, kad nebegalėjau dirbti. Mano svoris nuo 45 kg išaugo labai greitai iki maždaug 85, nes man skyrė steroidus. Tuo metu nesupratau, kad vis labiau ir labiau sergu. Tad, kai viskas dar labiau pablogėjo, ėmiau galvoti: na štai, viskas, aš mirštu. Ir tikriausiai taip ir turi būti. Negalėjau suprasti, jog mane iš tiesų žudė ne liga, o vaistai, kad būtent vaistai labai smarkiai žalojo mano kūną ir artino mirtį. Prieš tą naktį, kai visa tai įvyko, visą dieną man leido vaistus. Dėl reakcijos į pagrindinį medikamentą medikai davė papildomų preparatų, taigi mano kraujyje buvo dar daugiau vaistų nei įprastai. Grįžusi namo, dar vartojau ir stipriausius nuskausminamuosius, skirtus praktiškai tik mirštantiems pacientams, kuriuos duoda onkologiniams ligoniams. Ta dieną jų suvartojau per daug ir ši dozė mano kūnui buvo per didelis smūgis. Prisimenu, jog tą naktį atsikėliau ir nujausdama, kad kažkas yra ne taip, nuėjau į vonios kambarį. Mano vyras mane rado susmukusią ant grindų. Jam pasirodė, kad mane ištiko masyvus insultas, veidas buvo paralyžiuotas, lūpos ir nagai pamėlynavę. Tuo metu, kol visa tai vyko žemėje, aš buvau jau visiškai kitur. Aš atsidūriau toli nuo žemės ir buvau įsiliejusi į dieviškąją sąmonę. Keliavau po kosmosą, tyrinėjau galaktikas ir visatas, jutau, kaip visa tai sukurta ir kaip laikosi. Supratau kvantinę fiziką, geometriją bei matematiką tokio lygio, kokio dabar mano protas tiesiog neapimtų. Mačiau tiesiog stulbinantį dalyką. Mačiau, kaip sąmonė kuria formas. Tai paaiškinti mūsų sąvokomis neįmanoma, tai reikia pamatyti. Ir visa tai būnant ne kūne, bet patiriant didžiausią įmanomą palaimą bei meilę. Kaip dažnai sakau, tai buvo fiziškiausias dalykas, kokį esu patyrusi neturėdama kūno. Geriausias būdas tai nupasakoti – įsivaizduoti ekraną, kuris rodo tūkstančius vaizdų iš įvairių stebėjimų kamerų vienu metu. Tačiau anapus tai buvo ne ekranas.
galėjau nukreipti savo sąmonę į milijardus skirtingų taškų vienu metu. Ir jeigu kažkas patraukdavo mano dėmesį, galėjau, taip sakant, tiesiog priartinti sąmonę ten, į kelias vietas vienu metu. Tai atrodė tarsi elastinė sąmonė, kuri juda, plečiasi ir susitraukia. Buvo judesys, buvo forma, tačiau be jokio fizinio kūno. Jaučiausi įsiliejusi į Dievo sąmonę taip stipriai, kiek tuo metu galėjau pakelti. Žaibišku greičiu keliavau po visatą, mokiausi, mačiau bei jaučiau. Kai kuriuos dalykus sunku papasakoti. Mačiau kitas galaktikas, kitas planetas, kurioms net neturime nei žodžių, nei sąvokų jas apibūdinti. Kai pamatydavau kokį žmogų ar gyvūną ir užsinorėdavau pasinerti į jų patirtį, aš galėdavau tai padaryti. Ir keisčiausia, kad galėjau daryti visą tai vienu metu. Staiga pajutau, jog prie manęs priartėjo kažkokia spinduliuojanti būtybė ir man pasakė: tu gali pasilikti čia. Ši vieta tau bus labai gydanti, tačiau jei pasiliksi, nebegalėsi grįžti į savo kūną. O jeigu nuspręsi grįžti atgal, tai bus neįtikėtinai sunkus darbas, sunkiausias, su kuriuo esi susidūrusi, bet tai bus tikrai verta. Visą tai aš labai gerai suvokiau ir gerai žinojau, ką tai reiškia. Ir vos tik pagalvojau, kad norėčiau grįžti, tą pačią akimirką buvau tarsi įmesta atgal į kūną. Mano sąmonė trenkėsi į kūną su galingu ir aš pradėjau godžiai gaudyti orą. Aš vėl buvau savo vonios kambaryje. Atmerkusi akis, pirmiausia išgirdau greitosios pagalbos medikus. Šalia manęs klūpėjo mano vyras ir vis kartojo, ar girdžiu, ką jie kalba. Tačiau žodžiai skambėjo tarsi iš labai toli, svetimi ir netikri, lyg jie priklausytų ne tam pasauliui, kuriame ką tik buvau. Man buvo leidžiamas priešnuodis nuo vaistų perdozavimo, o aš grįžusi į kūną jutau tik vieną dalyką – skausmą, kuris visiškai kontrastavo su tuo, ką buvau patyrusi anapus. Ten anapus viskas buvo užpildyta dieviškos sąmonės šviesa, begalinė meilė, palaima ir išsilaisvinimu. Tai jautėsi taip, lyg būčiau nusimetusi ankštą veržintį kostiumą ir beribiai išsiplėtusi. O čia, kūne, viskas buvo atvirkščiai. Skausmas buvo toks stiprus, kad žodžiais sunku nusakyti. Ir vis dėlto tą akimirką labai aiškiai supratau, dabar turiu viską pakeisti. Po šios priešmirtinės patirties prasidėjo mano sudužusios vazos metai. Mirtį galima palyginti su akimirka, kai vaza subyra į milijoną šukių, o grįžus į gyvenimą prasideda ilgas klijavimo darbas. 5 metus nuosekliai dėliojau save iš naujo. Nutraukiau visus vaistus, gydžiau kūną, tyrinėjau savo sąmonę ir dirbau su traumomis. Tai buvo lėtas, bet neišvengiamas sugrįžimas į gyvenimą. Per šį laiką supratau, jog kai atrodo, kad gyvenimas tavęs nemyli, kai jauti, jog niekas nesiseka, o pats gyvenimas tarsi išsijungęs, tikėtina, kad esi įstrigęs aukos būsenoje. Ir iš jos ištrūkti yra tik vienintelis būdas – prisiimti atsakomybę už viską, visiškai už viską. Ir kai tai padarai, gimsta nauja jėga, atsakomybė už savo pasveikimą, savo pasirinkimus, už savo gyvenimo kūrimą. Kol kaltinau gydytojus ir visą pasaulį dėl to, kad susirgau, tol buvau įstrigusi. Kol kaltini, negali pasikeisti. Į šį materialų pasaulį mes ateiname mokytis. Kiekviena patirtis ne tik keičia mus, ji plečia ir sąmonę anapus. Tai yra dvipusis ryšys. Mes mokomės iš šaltinio, o šaltinis auga per mūsų patirtis.
Ten anapus labai aiškiai jutau, kad dieviškoji sąmonė, kad ir kaip ją pavadintume, Dievas, kūrėjas ar pirminis šaltinis, nori būti gyva kiekviename iš mūsų, veikti per mus, tekėti per mus. Ir kai prisiimi kūrėjų vaidmenį savo gyvenime, kai leidi dieviškajai sąmoniai veikti per tave kasdien, net sunkiausiomis akimirkomis gali pakeisti savo vidinę būseną. O pasikeitus būsenai keičiasi ir situacijos baigtis. Todėl man svarbiausias gero gyvenimo matas šiandien yra labai paprastas. Jei galiu daugeliu sutiktų žmonių parodyti nuoširdų gerumą, jei galiu vaikščioti po pasaulį spinduliuodama tokią būseną, nuo kurios kiti pasijunta geriau, reiškia, jog gyvenu tikrai gerą gyvenimą. Ir kuo labiau gyvenu tokioje vidinėje šviesoje, tuo aiškiau imu jausti, kad ši gerumo būsena kyla iš kažko daug didesnio. Dievas yra viskas. Žemė po mūsų kojomis, kiekviena ląstelė, kiekviena dalelė visatoje. Be Dievo nėra nieko. Dievas yra sąmonės plėtra, o mes visi esame jos dalis ir judėjimo į priekį varomoji jėga.